Sveiki gimnazistai! Šiais mokslo metais mūsų biblioteka dalyvauja Respublikinėme knygų skaitymo konkurse Knygų pelėda 2015, kurio tikslas skatinti moksleivių skaitymą. Taigi šiemet mes visokiais būdais tą ir darysime. Šiandien norime pristatyti Jums 2 naujas knygų serijas. Pernai Lietuvoje pirmą kartą paskelbtas paauglių ir jaunimo literatūros konkursas, kuriuo siekta atrasti naujų jaunų autorių rašančių jaunimui ir paaugliams, o paauglius skatinti skaityti lietuvių autorius. Leidykla Alma Litera gavo net 26 rankraščius, iš kurių 3 geriausi virto naujomis knygomis. Evelina Cicėnaitė, Niujorko Respublika. Tais metais visi tik ir kalba apie permainas. Net geriausia Beatričės draugė Margarita grįžta iš Amerikos netikėtai pasikeitusi. Tik Beatričės gyvenime nenusimato nieko įdomaus. Tėvai be perstojo riejasi, močiutė su kaimynė ginčijasi, kuri pirma mirs, o mažesnioji sesutė ne per žingsnį neatstodama sekiojo iš paskos. Bet juk kas nors vis tiek turi įvykti. Ir vieną dieną klasėje pasirodo naujokas Oskaras. Tai pasakojimas apie 2 seseris, 2 brolius, jų draugus ir skirtingus jų likimus. Apie Vilnių, Pukščius, pirmąją meilę ir nepriklausomybės metus, apie didelės permainas. Ir Niujorko Respublika, apie kurią žino tik Beatričė ir Oskaras. Unos Rebekos knyga Atjunk. 14-metei greitai sunku prisitaikyti steriliai išvalytame pasaulyje, kuriame nelikę pojūčių, nei jausmų. Visi daiktai, spalvos, kvapai perkelti į sistemą, kurioje intensyviai bendrauja žmonės. Tačiau Greta niekaip neįstengia būti kaip visi. Jai nesiseka paisyti draudimo bėgioti stadione ir susitikinėti su gyvais žmonėmis. Jis slapta klausosi pasakojimų apie tai, kai kadaise žmonės taškydavosi balose, liesdavo vienas kitą, bučiuodavosi, įsimylėdavo. Kartą apytuščiame stadione jis sutinka panašų į save. Beveik tuo pat metu pasiekia žinia, kad sistema sugalvojo, kaip dar geriau kontroliuoti žmonės. Greitai ir naujajam jos bičiuliui Mantui teks apsispręsti, likti sistemoje ar sprukti iš jos. Tik ar tai įmanoma ir kokia tokio pasirinkimo kaina? Opolskaitė daina Eksperimentas gyventi. Bevardė knygos pasakotoja auga vaikų globos namuose, kartu su skaudu likimą patyrusiais Konstantu ir Beata, gražesniu gyvenimo kakliai tikinčia Dominika, neprognozuojamų genių. Jų pasaulis – tai džiunglė su savais įstatymais, kurių nevalia pažeisti, ir jie laukia tik vieno – kada galės išeiti į pasaulį. Ir štai 15-metė knygos pasakotoja pirmą kartą atsiduria už globos namų durų. Netikėtai užgriuvusi laisvė, pirmoji meilė, nauji draugai ir nauji išbandymai suaugusiųjų pasaulyje, kuriame gyventi niekas neišmokė. Šioje knygoje nėra nei dirbtinių saldiklių, nei skonio stipriklių. Tai geras, stiprus, rūstus tekstas apie gyvenimo išbandymų laužytą, bet nesulaužytą, bandantį atsistoti jauną žmogų. Leidykla Gelmės pradėjo leisti naują jaunimui skirtą seriją Paribio istorijos. Simboliška, kad šios knygos veikėjai iš tiesų ir atsidūrė ties riba. Ši serija skirta tiems, kurie žino, kad riba tarp gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos yra tokia slidi, tokia perregima ir vos juntama, kad turi labai gerai įsižiūrėti ir visada atsiminti, jog per gyvenimą reikia žengti labai atsargiai, nesužeidžiant, nepaminant kito, ištiesiant ranką ir pakišant petį, nes niekada nežinai, kada pats balansuosi ant savosios bedugnės krašto. Šono Gudmano knyga Teisingas pasirinkimas. Tik išleistas Teisingas pasirinkimas atsidūrė geriausių knygų jaunimui 10-tuke ir pelnė literatūrinio apdovanojimų. Kritikų jis lyginamas su Jerono Selingerio romanu Rugiuose prie bedugnės. 15-metis Džeimsas pratęs rūpinti savimi nuo tada, kai mama susidėjo su girtaujančiu draugu Ronu, o vyresnysis brolis Luisas išėjo iš namų. Džeimsas ieško paguodos knygose ir siekia Luiso meilės ir pripažinimo. Dėl to padeda jam prekiauti narkotikais, manydamas, kad daro broliui gerą darbą ir kad yra kietas. Tik pakliuvęs į nepilnamečių kardomąją kalėjimą, suvokė liūdną tiesą. Jis tik manė esąs kietas. Džeimsas mokosi, kas yra draugystė, brolystė, vyriškumas visuomenėje, kurioje smurtu atsakoma į bet kurį klausimą. Tačiau Džeimso pasakojimas gražus ir viltingas.
Jiedu su broliu turės dar vieną šansą. Jasono Reynolds'o knyga Vaikinas juodu kostiumu. Mirus mamai, Matijus myli ir žino, kad nuo šiol viskas bus kitaip. Jam tenka ne tik išgyventi sielvartą, bet ir patirti kitokių žmonių elgesį. Mokyklos koridoriuose mokiniai visą laiką kalba apie jį. Matijai sunku bendrauti su bendramžiais. Tarp jų jaučiasi kaip zombis. Kad būtų lengviau iškesti šį laiką ir kad padėtų tėčiam mokėti sąskaitas, Matijus įdarbina laidojimą namuose, priklausančiose tėvų bičiulį ponui Rėjai. Ar gali būti smagi knyga apie vaikiną dirbantį laidojimą namuose? Tikrai taip. Skaityti knygas ir būti knygų pelėda negėda. Neskaityti gėda.